Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, pastarosiomis savaitėmis tiek įdomaus krepšinio, kad nespėjau net nusiskusti barzdos. Na ir šią savaitę tęsis atkrintamosios kovos Lietuvos krepšinio lygoje. Fantastiškos akistatos mūsų laukia. Jūs nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo. Komentuokite, spėliokite rungtynių rezultatus, tie, kurie tiksliausiai atspės, kurie bus aktyviausi, tikrai gaus prizų, na ir aišku, gražiausi komentatoriai taip pat bus apdovanoti. Gegužės 14 dieną antroji ketvirtfinalio dvikova, Panevėžio 7bet Lietkabelis prieš Utenos Juventus. Pirmajame mače vyko dramatiška kova, dėl to pranašumą įrodė panevėžiečiai. Patirtis, sakyčiau, vis dėlto nustelbė jaunystę ir greitį. Įtampos net laikė, Utenos krepšininkai drebėjo rankos, realizavo tik 3 tritaškius iš 23, mobilizavosi Panevėžio komandos veteranai, kurie ir gynėsi kaip liūtai, arė, kaip jaučiai aikštėje ir iškovojo tikrai pelnytą pergalę. Vėl sublizgėjo Relikas ir Vydis, Gagičius, nors nepašoka, lėtas, meškinas, tačiau padarė tikrai didžiulį darbą. Tačiau mano manimu dabar jau nusimes įtampą nuo savo pečių Utenos komandos žaidėjai ir tikrai turi realių šansų iškovoti pergalę. Akcentuosiu, kad šį sezoną komandos tarpusavį žaidė 4 kartus ir visą laiką laimėjo išvykose žaidusi ekipa. Manau, kad ta tradicija nebus pažeista. Pažįstu kai kurios Panevėžio komandos žaidėjus, kurie mobilizuojasi būtent tada, kai nėra kur trauktis, kai jie įsprausti į kampą, o dabar jie dar gali pralaimėti vieną mačą. Tai kažkaip nuojauta kužda, kad uteniškiai po tikro trilerio vienu kitu tašku įveiks varžovus, išlygins serijos rezultatą ir serija vėl grįš į Uteną. O ten jau, sakyčiau, kiek daugiau kozirių turės panevėžiečiai. Vis dėlto patirtis tokiuose lemiamuose dvikovose yra vienas svarbiausių faktorių. Ir mano nuomonė, Panevėžio 7bet Lietkabelis laimės seriją 2-1. Gegužės 14 dieną antrasis ketvirtfinalio serijos rungtynes žais Mažeikių Basket Delamout ir Kauno Žalgiris. Kaune 2 kėlinių žalgiriečiai rimtai tampėsi su varžovais, bravo Mažeikiams, jie žaidė lygiai su Žalgiriu, tačiau po ilgosios pertraukos kauniečiai tarsi buldozeriu sutraiškė varžovus. Antrajame mače irgi, manau, didelės intrigos neišvysime, komandų jau neslėgs įtampa, manau, kad ir mažeikiečiai pademonstruos viską, ką gali, žalgiriečiai galbūt atleis gynybos gniaužtus ir prognozuoju gana rezultatyves rungtynes. Manau, kad Žalgiris maždaug pasieks 100 įmestų taškų ribą, mažeikiai turėtų įmesti galbūt apie 80 ir Žalgiris nugalės solidžią persvarą, bet ne tokia triuškinama kaip Kaune, maždaug 20 taškų skirtumų. Gegužės 15 dieną kvapą gniaužiantis mūšis Klaipėdoje mūsų laukia. Antroji ketvirtfinalio akistata Neptūnas prieš Vilniaus Vulfs. Šį video filmavome anksčiau, dar kai nežinojau, kai baigėsi pirmasis šių komandų serijos mačas, bet kokiu atveju manau, kad Neptūnas namie yra pajėgus nugalėti Vilkus, nors klaipėdiečiai labai prastai žaidė reguliariojo sezono pabaigoje, vis dėlto gali mobilizuotis veteranai, tą įrodė ir panevėžiečiai, tą jau yra įrodė ir Neptūno senbuviai. Ąžuolas Tubelis turėtų būti tikras monstras, nors Jeffrey Tayloras ir puikiai, tarkim, besiginantis žaidėjas. Nuojauta kužda, kad Neptūnas triumfuos per plauką, vieno kito taško skirtumų, gal 3 ar 4, tai jau nesmė. Ir serija turėtų vis dėlto sugrįžti į Vilnių, o čia jau padėties šeimininkai, manau, bus Nedo Pacevičiaus auklėtiniai.
Tai komanda turinti daugiau aukštesnio lygio žaidėjų, ilgesnį atsarginių žaidėjų suolą, turi tikrą monstrą Rašidą Saleimoną, kuris, lemiamose rungtynėse tikrai tars svarų žodį. Aišku, ir Ąžuolas Tubelis, manau, bus Neptūno vedlys. Manau, kad ir antrose, ir trečiose rungtynėse šie žaidėjai surinks maždaug 20 taškų ir maždaug tiek pat naudingumo balų. Taigi mano prognozė serija 2-1 laimės Wolves. Ta pačia gegužės 15 dieną Jonavos komanda priims Vilniaus Rytą. Jonaviečiai, aišku, pasistengs įkasti Vilniečiams savo žiūrovo akivaizdoje. Ir reguliariai sezono pabaigoje turėjo neblogų rungtynių Virginijaus Šeškaus Kapela. Žinome, Šeškus moka žaisti net su 6-7 krepšininkais. Dabar Jonaviečių atsarginių žaidėjų suolas yra kiek ilgesnis ir Šeškus sugeba varžoms primesti lėtą, klampų pozicinį krepšinį. Būtent tai yra svarbiausia šioje serijoje, nes Rytas yra daug greitesnė, jaunesnė, daug atletiškesnė komanda, bet spėju, kad savų argumentų dėl to turės ir jonaviečiai. Ir mano prognozija tokia, kad Jonavos krepšininkai namie rimtai pasipriešins Rytui, kokius 3 kėlinius vis dėlto pritruks smarvės šeimininkams rungtynių pabaigoje ir Rytas nugalės maždaug 10-12 taškų persvarą. Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio analizė ir prognozės. Jūs nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo. Aš ir toliau aktyviai šį sezoną analizuosiu ir prognozuosiu rungtynių baigtį. O jums linkiu kuo didžiausios sėkmės. Iki!